Štai vizualizacija, kaip galėjo skambėti miestiečio 23 metų chuligano Redo Kernavio ir dar visai paauglės panelės Elnaros Paukšnytės pokalbis už prekybininkų budelių per Kupiškio Jonines ir kas vėliau dėjosi Raigardo Šunieno galvoje. Pokalbis už budelių, Redas ir Elnara stovi vienas priešais kitą. Redas neramiai trypčioja, žvalgosi aplinkui, gestikuliuoja rankomis ir žvelgia rimtai merginai tiesiai prieš veidą. Jis vėl vilki tuos pačius savo juodus marškinėlius su užrašu Metallica ir nupiešta liepsnojančia kaukolė, bei vyriškus šortus, ilgumo žemiau kelių, elny, nesispyriok tu man dabar, būk žmogus. Man žiauriai reikia, supranti? Kiek aš galiu dar tavęs to prašyti? Sveikata dega. Aš tau sakau, nuo kovo mėnesio normalios moters vaginos nesulietęs, tuoj stogas nuvažiuos. Paeinam trumpam į miškelį, ten už medžių niekas nematys. Elnara stovi susigūžusi, trumpu sijonėliu, nervingai pirštai suka plaukų sruogą, žiūri į žemę, Redai, baik, Čia pilna žmonių, visi vaikšto. Ir šiaip, tu vėl neturi šaibų. Blembai, bet visigi kalba aplinkui, kad tu šiuo metu tik tokia internete neblogai sukiesi, daug kas stebi tavo laivus. O man dar tik visai neseniai 17 suėjo. Jeigu senelė sužinos, kuo užsiimu, galva nusuks. Tai net ir dabar vis tiek dar be šlamančių sėdi. Be to mes visiškai nesame niekiek artimi, tik šiek tiek pažįstami. Redas ištraukė iš kišenės mažą plastikinį maišelį su baltais milteliais, krato jį merginai prieš akis, kokių dar šaibų, žiūrėk, ką turiu. Kam rūpi, kad mes nesame artimi, svarbiausia, kad tu turi tarp savo kojų tai, ko man dabar beprotiškai reikia. O čia tai gryna pudra, geriausia kokybė. Žinau, kad tu jos nori, mačiau, kaip tau akys žiba. Tugi jau pripratai vartoti, argi ne? Pinigų dabar neturiu nei cento, bet dozę atsilyginsiu iškart. Tau juk negaila, vis tiek visi žino, kad tu visiems duodi, kai dozės reikia. Tai kuo aš blogesnis? Žinok, nėr būtent taip, kaip visi mano, kad esu dabar likęs visiškai be nieko, žinau dar vis nemažai vietų, kur kas lypi padėta, žiūrėk, ką iš vienos mastyrkės neseniai vien dėl tavo poreikių nupizdinau. Na tai kas, kad iš svetimos prekės paėmiau ir jiems užteks to, kas likę. Judinamės greičiau, kol kas neužmatė. Elnara giliai atsidūsta, godžiai pažiūri į maišelį, jos pečiai suglemba, tu bjaurybė, Redai. Tai dabar vien už tai, kad gaučiau pašniaukšti, turėsiu ir su tavimi lytiškai santykiauti. Visada žinai, kaip reikia mergas prispausta. Gerai, duok šen. Bet greitai, aišku, kad niekas nesuprastų. Redas patenkintas šypteli įgrūda maišelį jai į ranką ir stumteli petimi link miško, va, čia kita kalba. Varom kuo giliau žemyn už tų medžių, ten užmačiau iš anksto vieną gan gerą mums vietelę. Pamatysi. Nebijok, sek iš paskos ir pamatysi. Jiedu abu greitomis nueina link čia pat augančio tankaus miškelio. Tai ko tu būtent iš manęs dabar nori gauti, jau braudamasi pro tankės, lapotas medžių šakas dar suskumba paklausti merginą priešais einančio tolyn Redo. Negi prireiks man dar ir čiulpti? Ne, gal nereikia šito daryti, Redai, nesakyk man. Aš dar nesu labai pripratusi prie suaugusiųjų gyvenimo, rudenį aš dar tik į 11 klasę į mokyklą eisiu, atmink. Priekyje ėjęs Redas trumpam į ją atsisuka. Ne, blet, nebus šį kartą, o ko tu tai bijai burnon imti, juk boba esi gimusi, tokia tavo pačios kaip patelės pareiga. Elnara sumišusi nuo tokio stačiokiško atsakymo, Redai, nevadink manęs taip negražiai. Aš esu moteris ir dar tik panelė. Galiausiai Redas pačioje miško tankmėje prie pat didelio akmens riedulio sustoja. Atsisukęs į merginą sako, atėjome, Elnute. Ruoškis. Nusimauk savo sijonuką, triusikėlius žemyn ir atsiduok man taip, kaip privalai elgtis kaip tikra boba. Elnara kiek pasidairiusi, o tai kitos vietos negalėjai rasti, tik tai čia, vis tiek per arti tų ten švenčiančių žmonių. O tu man neprieštarauk ir daryk kaip liepusi. Vas tokis 4 prieš tą akmenį ir ant jo pasibarstyk miltelių iš maišelio, šniaukšk,
o aš tave truputį iš galo pamylėsiu, šaltai metė jai Redas. Kas beliko paneliai tik besąlygiškai paklusti Redui. Pasibarsto pudros, nosin vis įtraukia ir įtraukia. Iškart užveža smegenis malonu, bet kartu ir truputį širdelę vis spaudžia jai kaltė, kad be reikalo gal ji pirmą kartą balandį pabandė kokainą, va dabar jau ir užsikabino ant to, nebegali mesti, yra priklausoma. Ir visi aplinkui žino, kad ji yra vartojanti. Negerai. Kol Redas jau visai maunasi savo kelnaitės žemyn, Elnara dar susizgribo paklausti paties svarbiausio šiuo atveju jai dalyko. Redai, sakyk greitai, o tu ar išvis apsaugą su savimi esi pasiėmęs, turi prezervatyvą? Dar ko? Visiškai šaltų balsu atšauna Redas ir vienu skvarbiu judesiu tuo jau įeina į ją. Aš juk tokioms chuinioms visai neturiu pinigų. Sakiaugi pirma, kad ir tau susimokėti visai neturėčiau kuo. O dabar geriau tik nutilk, mėgauki savo baltais takeliais ir atlik man bobos pareigą. Redas pradeda ritmiškai judėti, o tuo tarpu mergaitės akyse pasirodo ašaros. Elnara dar pusbalsiu ištarė: Et, ir kodėl, Redai, tu manimi esu toks grubus, esu aš juk mergaitė. Redas su panieka veide tuo jau įsišiepia: kodėl? Ogi todėl, kad tu man esi svetima, aš tau nieko nejaučiu. O tuo tarpu Raigardo šunieno vidinis monologas. Raigardas greitais, sumišusiais žingsniais grįžta nuo miško atgal link šventės aikštės. Jis irgi viską pro pat medžius beveik matė, kas ten apačioje prie akmenio vyksta. Jo kvėpavimas tankus, širdis daužosi, o žvilgsnis klaidžiojo po šurmuliuojančią minią, veltui ieškant policijos uniformų. Šūdas, šūdas, šūdas. Kas per velniavą čia tik ką įvyko? Kur tie pareigūnai, kai jų labiausiai reikia? Per kiekvienas jonines čia jų pilna būdavo, o dabar nei vieno ekipažo nematyti. O jeigu ta mergaitė tikrai nepilnametė? Jigi visiškai priklausoma, tas išgama Redas, kurį pažįstu su Niciečiu Naitmenu jau nuo 2018 metų, tiesiog pasinaudojo jos nelaimę, pakišo tą prakeiktą pudrą. Tas vaizdas prie akmens iki šiol stovi prieš akis. Šlykštu. Kaip iškrypėliai vidury gražaus vakaro prie pat Kupiškio piliakalnio, kur šimtai normalių žmonių su vaikais švenčia. Aš ir pats geras, stovėjau, žiūrėjau kaip koks ligonis, užuot iškart rėkęs ar užšvarko tą kernavį sugriebęs. Bet kas žino, ką tas chuliganas kišenėje turi? Dar būtų peilį įsitraukęs, o manęs ten, prie medinių suolų, laukia Vilija su Nojumi. O aš kaip tyčia buvau palikęs namie savo burtų lazdelę. Bet vis tiek sąžinė graužia. Reikėjo greičiau suktis. Dabar grįžau ir nebėra nei vieno, nei kito. Kaip į vandenį pradingo. Ką man dabar daryti? Eiti pas Viliją ir apsimesti, kad nieko nebuvo? Sėdėti, klausytis tų dainų iš senos, lyg viskas būtų gerai? Pareisiu namo į Kupiškį, o galvoje vis tiek suksis tos kelios minutės miške. Reikia nusiraminti, giliai įkvėpti. Svarbiausia - saugoti savo šeimą nuo tokio purvo, kokiame skęsta tas kernavis. Aš taip nesielgiu kaip jis.